metu vyksta karštos diskusijos dėl bendrovės Rail Skyway Systems Ltd. Ketinimų Lietuvoje įkurti mokslinę laboratoriją ir bandomąją trasą styginio transporto technologijoms testuoti. Kompanijos atstovai ieško maždaug 10 hektarų žemės sklypo laboratorijos statybai. Styginio transporto sistemos projektas buvo pristatytas Lietuvos savivaldybėse. Žemės sklypą sutiko suteikti Šiaulių miesto savivaldybė. Rugsėjo 9 dieną tarp Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės Rail Skyway Systems Ltd. Pasirašyta investicijų sutartis, pagal kurią minėtai bendroviai Šiaulių pramoninėme parke 99 metams išnuomotas 30 hektarų žemės sklypas. Sutarčiai užtikrinti investuotojas pervedė Šiaulių miesto savivaldybei 1 milijoną litų. Regis kančių keliai praeiti ir beliko tik fantastišką mokslininko Anatolijaus Janicko 37 metus kurtą projektą paversti realybę. Tačiau viskas netaip paprasta. Mat bendrovės Rail Skyway Systems Ltd. Generalinis direktorius Anatolijus Junickis yra rusas, o jo vadovaujama kompanija neaiškaus kapitalo. Susirūpinimą šalies vadovams sukėlė tai, kad styginio transporto testavimo laboratorija bus statoma netoli NATO karinio oro pajėgų dislokavimo vietos. Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius rekomendavo Šiaulių savivaldybei nutraukti sutartį su uždara akcinė bendrovė Rail Skyway Systems Ltd. Ketvirtadienį Šiaulių miesto taryba balsų dauguma nusprendė nutraukti pasirašytą investicijų sutartį. Pasak bendrovės generalinio direktoriaus pavaduotojo Artūro Virbicko, bendrovė vykdo legalią veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos įstatymams. Lietuvos valdžios pasipriešinimas ir nepagristas veiklos blokavimas yra nesuprantami dalykai. Mūsų įmonė yra įsikūrus nuo šių metų birželio mėnesio. Įsivaizduokite uždarą akcinę bendrovę, kurios įstatinis kapitalas šiai dienai 1 milijonas litų, kuri yra registruota Lietuvoje. Darbuotojai dirba visi lietuviai įmonė, išskyrus vieną savininką Baltarusį. Ir ta Lietuvos valdžios rusofobija, tai yra turbūt nesveikas dalykas. Kadangi rusas yra mokslininkas, jis atvažiavo kurti ir dirbti čia Lietuvoje. Mūsų nuo pat pirmų dienų tikrino įvairios tarnybos. Bankai tikrino sąskaitas, mokesčių inspekcija vietoje to, kad kaip ir kitos įmonės teikia savo ataskaitas kas ketvirtį, mums pareikalavimas buvo teikti ataskaitas kas savaitę. Visos sąskaitos yra tikrinamos, visi pinigai, kurie ateina pas mus, yra tikrinami, reikalaujami parodyti jų legalumą. Mes viską parodom pas mus, visi finansai gaunami yra legalūs. Taip pat įtariu, kad visos tarnybos, kurios tik įmanoma buvo mus tikrinti, visos tikrinam. Man keistas yra toks požiūris, per tą visą laikotarpį darbo nei viena instancija nesikreipė pas mus. Nei vieni žmonės, nei transporto ministerija, nei kitų ministerijų žmonės nesikreipė, neprašė mūsų atvykti ir paaiškinti, ar tai yra tikrai tokios technologijos, ką mes turim, ar tai tikrai vyksta mokslininkai, ar tai vyksta darbai, ar tai dirba mokslininkai. Tiesiog vienintelis sprendimas, kadangi įmonės savininkas yra Baltarusis, ir įmonė yra įsikūrusi Šiauliuose prie NATO bazės, griežtas ne. O kodėl nepasakyti? Gal jums reikia kitoje vietoje žemės, mes jums surasim žemę kitoje vietoje. Gali būti ir kitom sąlygom, mesgi galime įvairiam sąlygom tartis ir įkurti kitoje vietoje. Gal gali pasakyti, gerai, jūs dirbkite, bet mes jūs kontroliuosime grįžtai, žiūrėsime, ką jūs ten darote, kontroliuosime jūsų dokumentaciją, finansus. Apie tai nei vienas valdžios atstovas nesikreipė. Nei vienas valdžios atstovas nebuvo atvažiavęs ir pasakęs, ar kvietęs ir sakęs, parodykit, ką jūs darote. Mes patys skambinome į ministeriją, skambinome į kitur, kvietėm, mes atvažiuojam, norim mes parodyti, prašau. Niekas į tai nekreipė jokio dėmesio. Buvo tai pakvietimas į Lietuvos bankas kvietė paaiškinti veiklą mūsų. Mes atvažiavome ir paaiškinome, Lietuvos bankas įdomiai pasakė mums, sako, mes nežinom, ką jūs užsiimat, bet tai užsiimti negalima. Kodėl negalima, jeigu tą, ką mes darom, neprieštarauja jokiem įstatymam, nei Lietuvos, nei ES įstatymam. Mūsų yra kompanija visiškai atskira, įkurta Lietuvoje, registruota Lietuvoje, yra visiškai atskira kompanija, kuri nei savo akcijų neparduoda, nes yra uždara akcinė bendrovė, nei pagal įstatymą negali pardavinėti akcijų. Nei kitokia veikla neužsiima. Mūsų veikla yra pagrindinė
yra įkurti laboratoriją ir vystyti inovacijas, ta prasme, mokslinę veiklą. Testuoti mūsų produktą, jį sertifikuoti ir tik tada jau testavus ir sertifikavus mes galime tą produktą pardavinėti pasaulyje ir platinti pasaulyje. Prieš tą laikotarpį mes tik spėjome įkurti mūsų ofisus, spėjome įkurti įmonę Baltarusijoje, kur dirba virš 50 žmonių inžinierių, bet jokios kitos veiklos nespėjome vykdyti. Aišku, be to, kad pasirašėme daug sutarčių su gamintojais, su tiekėjais, su mokslo žmonėm, o daugiau nieko nespėjome padaryti, kadangi iš karto buvo valstybės priimti tokie sprendimai ir mūsų veikla praktiškai yra blokuojama. Tai kokiagi vis dėlto investicijų sutarties nutraukimo priežastis? Grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui, rusofobijos kurstymas, korupcija ar artėjanti priešrinkiminė kompanija? Galima skaityti taip, kad pagrindinė priežastis yra NATO bazės įkūrusi Šiauliuose. Bet iš kitos pusės prie NATO bazės įsikūrė ir daugiau įmonių, kurių direktoriai yra rusų piliečiai, netgi kapitalas yra rusiškas, bet į tai kažko tai nekreipi dėmesį. Čia pagrindinė priežastis vis dėlto slypi kitame. Viena iš priežasčių tai yra prasidėjusi rinkiminė kampanija, kuri didelį įtaką turi, reiškia, reikėjo kokio tai kaip tramplino, kaip arkliuko, reiškia, kad galėtų pasireikšti politikai. Antras dalykas, didelį įtaką turėjo susitikimas su transporto ministru, apie ką, man atrodo, mes kalbėsime truputį vėliau ir mes tą informaciją paskelbsime tikrai, nes taip elgtis neįmanoma, taip elgtis negalima. Čia jau gaunasi ne protas kažkoks, tai ne mąstymas kažkoks tai kitokius, bet šį grinai yra kokie tai išskaičiavimai, politiniai, komerciniai išskaičiavimai ir mums tai nesuprantami dalykai. Bendrovės atstovai nenusimena, ketina likti ir toliau dirbti Lietuvoje. Aišku, labai apmaudu, buvo atliktas daug darbo, įdėta daug darbo. 3 mėnesius dirbome su savivaldybė, su žmonėmis, kad gautų tą sklypą. Kai galvojom apie sklypą, tai bandėme ieškoti visoje Lietuvoje. Ta prasme, ir Jonavoje ieškojome sklypą, ir Alytui. Praktiškai su visais sustikome merais ir su visais bendravome. Taip gavosi, taip susiklosti aplinkybės, kad mums sklypas, Šiaulių sklypas tiko geriausiai. Ir mes net negalvojame apie tai, kad tenai šaliai kurta karinė bazė. Nenusiminame, viskas gerai, dirbsime toliau, ieškosime kitur sklypo ir vis tiek dirbsime Lietuvoje. Laimėjo ne sveikas protas, ne logiškas mąstymas, o rusofobija ir politika. Labai blogai, kada verslo klausimus, mokslo klausimus įtakoja politika. Mes pasirašėme per tą laikotarpį daug sutarčių įvairiausių dėl įrangos gamybos su įmonėm, kurios įmonės gamins specialią suvirinimo įrangą, robotus mūsų gamybai. Su kitais gamintojais suderinome klausimus su betono specialistais, lies betoninius pagrindus, bendravome su institutais Kauno technologijos universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto. Mūsų palaiko visas mokslo pasaulis, mūsų technologijomis susipažinę ir mokslininkai, ir kiti pasaulio atstovai, ir mūsų palaiko. Taip pat dabar paskutiniu metu savo internete matau rėmėjai iš viso pasaulio, dabar jau per vieną dieną apie 25 000 rėmėjai jau atsiuntė savo žinutės, užuojautas, kad negavome sklypo. Bet sakau, mums tas neturi jokios reikšmės, tiesiog mes dabar rengdamiesi sklypą, kitoje vietoje stengsime išvengti visokių karinių bazių, aerodromų ir kokių tai kitų strateginių vietų. Jau yra nemažai pasiūlymų, taip pat iš kitų savivaldybių yra pasiūlymai iš privačių asmenų ir visus pasiūlymus mes dabar apsvarstysime ir žiūrėsime. Aišku, man neturi reikšmės, ar tą sklypą imti laisvoje ekonominėje zonoje, nors dabar jau nežinau, kaip gali žmonės investuoti pinigus ir verslą plėtoti laisvoje ekonominėje zonoje. Tai tos laisvos ekonominės zonos tik atrodo, kad jos laisvos ekonominės zonos, o iš tikrųjų tai ten yra labai dideli suvaržymai ir dideli apribojimai. Kas liečia Šiaulius, tai noriu padėkoti Šiaulių administracijai, mero administracijos vadovui ir investicijų skyriui, tikrai atliko didelį darbą, bet jiem kaip žmonės norėjo, kad mes ten įsikurtume ir matė perspektyvą mūsų įmonėje.
Įsikūrus Šiaulius mūsų įmonė investuotų labai daug pinigų į pačią infrastruktūrą miesto, taip pat sukurtų daug darbo vietų. Mūsų paskaičiavimas tai pirmoji stadija apie 500 žmonių, antroji stadija, kada jau atidarytume surinkimo cechus, gali būti, kad ir 1000 ir 2000 darbo vietų atsidarytų naujų Šiauliuose. Dėl to aš galvoju, kad tokis sprendimas Šiauliam tai kainuos labai daug darbo vietų. Aišku, kiti miestai džiaugiasi. Bendrovė Rail Skyway Systems LTD įsikūrusi Vilniuje. Šiuo metu darbo Lietuvoje ieškomi specialistai, kūriamos naujos darbo vietos. Bendrovės generalinis direktorius Anatolijus Junickis, mokslininkas, akademikas, TSRS kosmonautikos federacijos narys. Daugiau nei 140 išradimų autorius, 18 monografijų ir daugiau nei 200 mokslinių darbų autorius. Su šeima jis gyvena ir dirba čia Lietuvoje. Jo duktė 12 metų Anastasija lanko Vilniaus mokyklą, o jaunesnioji Marijana vaikų darželį. Akademiko Anatolijaus Junickio tikslas Lietuvoje įkurti mokslinę laboratoriją ir plėtoti mokslinę veiklą. Мы хотим здесь построить тестовые участки на грузовую транспортную систему Skyway, городскую и высокоскоростную. Для этого нужен нам участок земли порядка 30 гектаров, с которого мы могли бы выйти 3 трассами. Грузовой протяженностью километр, городской протяженностью 3 километра и скоростной протяженностью 30 километров. Потому что на скорость 500 км в час и более короткая трасса не подходит. Не успеешь разогнаться, нужно тормозить. И в Литве есть возможности для приобретения таких участков земли. Это почти центр Европы. И отсюда уже можно, показав заказчикам, правительствам стран, возможности технологий, можно получить большое количество заказов, которые придут сюда, в Литву, где можно создать производство, поднять промышленность. Это новый вид транспорта, это новая промышленность, как, допустим, Форд, когда пришел в Детройт, чистое поле, и построил заводы, которые стали выпускать миллионы автомобилей в год. Мы тоже, у нас такие же планы. С непониманием, что мы делаем, зачем мы пришли, в том числе со стороны правительства Литвы. Это главное. Может, наша вина, мы не смогли донести до них. Хотя мы открыты, приходите, узнавайте. Есть информация, что даже мною там спецслужбы интересуются Литвы, а не русский ли я шпион. Ко мне что-то никто не приходил с этим вопросом. Придите, спросите. Я готов даже на полиграфе там ответить на вопросы. Да? Вопросы есть у Банка Литвы, но почему-то они не нам задаются, в желтой прессе. Да? Поэтому трудности, я думаю, из-за непонимания нашей деятельности, наших целей, хотя я говорю об этом открыто, есть мой сайт даже, сайт инженера Юницкого, где это все подробно описано. И мы пытались наладить контакты с правительством, с Министерством транспорта, но нас там не стали слушать и не восприняли серьезно. Spaudoje ir elektroninėje erdvėje gausu įvairiausių nuomonių ir straipsnių. Korespondentų aštrios plunksnos rašo apie ruso Anatolijaus Junickio maunamas Šiauliams kvailių kepures, rusų stygas, mulkių kapelai ir net Trojos arklys paminėtas. Galbūt tokiais išsireiškimais norima pritraukti didesnio skaitytojų dėmesio. Bet paklauskime savęs, kogi mums reikia rusofobijos, neapykantos politikos santykiuose su Rusija ir Baltarusija, plintančio skurdo ar tautų draugystės ir gerų santykių, ekonominio ir socialinio stabilumo, vystant technologinių inovacijų sistemą.